Tai pirmiausiai daromės kelią. Čia buvo pripilta va tokio va laužo ant šito mano kelio. Tai va atveža man mašina smėlio, užsipilti į pamato vidų. Ir tuo pačiu mašina neišvažiuoja, o mes surenkam visą tą laužą, dedam į ją. Tada čia dar nuimsim biškį to juodžemio truputėlį. Ir tada pilsim kelinį žvyrą ant keliuko. Čia ant mano įvažiavimo iki pat pamato formuosim pagrindus. Maždaug apie 55 cm pagrindai darysis. Ir po to, kai įsipilam smėliuką, traktorius važiuoja mėtyti smėlio į pamatą, o man tada veža maltą betoną, gražų. Va tokį, va, kaip šitas kelias padarytas, švarų, gražų maltą betoną. Ir formuojam čia pagrindus, ant kurių paskui dėsis acijos ir trinkelės. Tai va tokia va yra pati pradžia, tada, kada yra padarytas pamatas. Taip, tai dar ką noriu pasakyti, prieš pradedant apžiūrėti projektą, tai mes, kai čia atvažiavom, tai buvo padarytas jau pamatas ir buvom pasidarę jau pilnai visas lauko komunikacijas. Tai yra pasidarę vandens įvadą jau į namą, pasidarę kanalizacijos įvadą į namą, įsivedę elektros įvedimą į namą, taip pat esam pasidarę visą pilnai aplink namą lietaus sistemą ir pilnai esam pasidarę aplink visą projektą drenažą. Tai va, pas mus buvo padarytas pamatas ir padarytos visos lauko komunikacijos. Tada aš jau pilnai galiu tvarkytis visą sklypą. Tai va tas sklypo tvarkymas dabar kaip atrodo. Tai pirmiausiai be abejo, kad būtų patogu privažiuoti ir atsivežti medieną, taip kadangi visas namas medinis arba kitas statybinės medžiagas, pirmiausia reikia padaryti privažiavimą prie pat projekto. Tai čia dabar buvo dvi dalys. Pirma dalis tai buvo, pirmiausia turėjau pasidaryti kelią, nes čia nebuvo kelio. Nuo mano projekto ribos iki kelio buvo kažkur apie 50 metrų dar laukų, ką aš turėjau pasidaryti kelią, susiformuoti pagrindus. Ta patį pasidarėm ir čia pagrindai formavosi, tai pirmiausia nusimėm aukščius, be abejo. Aukščiai nusiminėja nuo įėjimo, tai įėjimas į namą sprendžia, kokiam aukštyje bus trinkelės ir taip toliau, tai vat viskas sluoksniuojasi žemyn, kas beliko, pasipilti skaldą ir susidėti trinkelės. Tada aš galiu jau užsitinkuoti pamatą, tai va dabar esu ant pamato uždėjęs pirmą armavimo sluoksnį ir tada, kai užsidedu armavimo sluoksnį, aš tada galiu užsipilti jau aplinkui visą namą, kaip matot, smėlio. Taip, tai piluosi metras ir kažkur tai apie 40-45 cm storio smėlis, kadangi jau man čia atsikasinėti nieko nereikės, nes kaip ir minėjau, mano visos inžinerijos yra jau pravestos. Ir tam, kadangi smėlio pasikelia beveik pusę metro, tam, kad smėlis tiesiog nečiuoštų, tai taip vadinamas toks yra užsibortavimas jau su augaliniu sluoksniu, tai aš tada atitinkamai išsilyginu ir visą sklypą ir užsibortuoju aplink visą pamatą smėlį, kad tiesiog būtų galima patogiai dirbti ir vaikščioti. Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad visų pirma tai yra patogu dirbti, tada tu sutaupai jau pusę metro, kaip minimum, tau reikia tiesiog žemiau laipioti, kada reikia pasiekti sienas arba stogą. Nu ir antras dalykas tai yra švara. Tai kadangi tai yra vis tik medinė statyba, tai nesinori, kad tas molis visur nešiotųsi, tai va aš tada pasipilu smėlio ir taip mes išlaikom tą statybą švarę. Taigi dabar jau pasibaigėm visus lauko darbus, kas liečia žemę, taip, perinam į vidų. Dabar perėję į vidų, ką mes darom? Tai vėlgi vedžiojamės pirmiausiai komunikacijas. Tai kaip ir minėjau, yra pasidaryta pirmiausia elektros įvado komunikacijos įvestos ir taip pat yra įvesta, kaip minėjau, kanalizacija ir vandentikis. Va čia šita šlanga yra miesto vandentikis įvestas, taip. Tas yra daroma dar prieš užsipilant pamatą smėliu, tam, kad nereikėtų tiesiog atsikasinėti. Lygiai tą patį padarau, tai yra išsivedu lauko laistymą, taip, kur mano bus vandens įvadas, išsivedu dvi šlangas lauko laistymo. Tai yra vieną išsivedu laistymą į vieną namo pusę, kitą laistymą išsivedu į kitą namo pusę. Lygiai grečiai tą patį pasidarom su elektros instaliacija. Kadangi namas yra pakankamai didelis, o mano įvadas elektros yra vienam gale, man reikės elektros ir kambarius į kitam gale. Tai ką mes padarom? Mes padarom taip, kad kol dar nėra smėlio, mes prasivedam trasas į kitus kambarius. Vėlgi tą patį darom prieš užpilant smėlį, tam, kad tiesiog paskui nereikėtų atsikasinėti. Ir kada mes pasidarom visą šitą vadinamą vidaus inžineriją,
tada mes galim užsipilti smėlį. Tai va čia va dabar yra jau užsipiltas smėlis, supiltas smėlio yra lygiai 45 cm. Vėlgi, aš turiu savo sistemą, kaip aš įrenginėju grindis. Čia vėliau bus juodgrindės. Yra pas mane grindų sluoksniavimas, plus žinau, kiek susėda tas smėlis. Tai va užsipilu smėlio. Dabar kol kas jo kiek yra užpilta, mes jo nevibruojam. Nevibruojam, nes vienas dalykas, tai lietus lyja, gana stipriai suvibravo, jaučiasi, net jau vaikštom ant tvirto pagrindo, mes patys vaikštom kojom suminam, plus mums reikės dar vedžioti visą vidaus kanalizaciją, tai dar kažkur tai griovelį kasinėsis. Tai ir jau po to, kai jau visa tai bus padaryta, prieš betonuojant juodgrindis, mes būtinai visą šitą plotą suvibruosim. Nu va, ir dabar galim jau pereiti prie pagrindinės dalies, turbūt ir jums įdomiausios dalies, tai yra pačio namo statybų. Trumpai gal tada apie patį projektą, tai pats namas yra vieno aukšto, 130 kvadratų, L formos pastatas, suskirtas į dvi zonas, tai yra poilsio zona, laisvalaikio zona, jos yra atskirtos viena nuo kitos ir projektas yra su plokščiu stogu. Kiekvieno projekto statybą aš pradedu ne nuo statybų aikštelės, bet pradedu ją prie kompiuterio, tai yra pirmiausiai susibraižau pilną visą namo konstruktyvą, kuris man padeda sutaupyti daug laiko statybų aikštelėje, taip pat padeda labai tiksliai apskaičiuoti visas medžiagas, kokių reikės projektui. Tai yra ir konstruktyvo mediena, ir pastorinimų mediena, taip pat koks kiekis ir kokių santvarų, nes pačias santvaras taip pat irgi susibraižiau ir tiesiog nusiunčiau į gamyklą, kad jas pagal mano brėžnį pagamintų. Tai vat viską aš apsiskaičiuoju pats ir tada užsisakęs medieną aš atvažiuoju jau dirbti į projektą ir man čia jau matuoti kažką, tai galvoti nereikia, nes aš turiu brėžinį. Net nežinau, turbūt apie patį konstruktyvą daug kalbėti jau čia nėra ką, nes jau ne vieną video esu sukūręs, tai turbūt nieko naujo labai nepasakysiu. Gal tik tais tokie momentai, kad kada yra plokščių stogų namas, tai truputį konstruktyvą renku vienaip, kada yra, va čia va yra mano statytas namas, kada yra su šlaitiniu stogu, tada tas konstruktyvas yra daromas vėlgi kitaip. Ir tie perrišimai, skersavimai ir visa kita yra, aš visą laiką sprendžiu tokius dalykus grinai pagal projektą ir pagal tokius visokius techninius niuansus. Tai va, ir gal tik tai, kas svarbu paminėti, kad kaip ir visada, visi mano namai, visi mano konstruktyvai yra renkami su konstrukciniais mesraikčiais. Taip, kad jau prakalbau apie varžtų sukimą, taip, tai čia aišku jų susukta yra tūkstančiais, tikrai nemeluoju, nes viskas yra pilnai visas konstruktyvas, visi pastorinimai karkaso, santvarinis stogas, dvigubinti vainikai, dvigubinti statramšiai prie visų didelių angų ir taip toliau, visos sąramos, viskas yra susukta su va tokiais plačiagalviais konstrukciniais varžtais, taip. Tų ilgių ir sakykime, storių varžtų yra įvairių. Visiems turbūt aišku, kad sukam su impaktais. Ir dabar, kadangi dirbam dviese, tai atsirado poreikis antram suktukui. Tai spėkit, ką aš nupirkau antrą suktuką. Be abejo, kad vėl tą patį Festoolio. Tai yra tas TIDAS 18 impaktas. Šitam mano įrankiu jau 2 metai. Šitas įrankis nupirktas yra šiandien. Ir tokį trumpai parodysiu individualų tokį dalyką. Tai kadangi turiu ir kitą Festoolio suktuką, tai pirkau šitą visiškai pilną komplektą, tai yra visos galvos plus 2 baterijos. Tai šitam komplekte, kadangi tai yra, sakykime, mobilesnis, mažesnis suktukas, tai eina į komplektą 3 Ah baterijos, į šitus įrankius eina 4 Ah baterijos. Bet kadangi jos yra 2, man vieno užtenka ant šito įrankio, o kitą bateriją 3 Ah aš naudoju ant impakto. Ir labai pasiteisino, iš tikrųjų, kas liečia varžtų susukimo kiekį, tai nepastebėjau visiškai jokio skirtumo. Man tiek šita baterija 4 Ah, tiek 3 Ah susuka tų varžtų tikrai labai daug. Ir turbūt patys suprantat, kad čia labai daug ar kalbėti nereikia. Jeigu nusipirkau tokį patį antrą suktuką, tai reiškia, kad jis tikrai pasiteisino, kadangi, kaip minėjau, suktenka gana stambius varžtus.
Tai tikrai Festoolio suktukas yra galingas, jis išbandęs ir kitų gamintojų, vis dėlto kol kas man šiai dienai tai yra lyderis ant greičio ir lyderis yra ant mažo svorio, plus man jį dar pamažina tą mažesnę bateriją. Tai dabar dar noriu truputį ir parekomenduoti. Dabar šiandien, kaip minėjau, pirkau šitą suktuką. Tai čia dabar baterija, kaip minėjau, yra uždėta nuo to. Tai nekreipkite dėmesio į bateriją, bet dabar pirkau šitą suktuką ir bateriją šitą gavau dovanų. Tai už visą šitą komplektą, už šitą bateriją, už suktuką, už sustainerį ir tikrai man asmeniškai labai gerą įrankių servizą, nes jau ne vieną kartą yra patikryta, kadangi kas dar mane sekė Facebook'e, tai buvo man nukritęs iš antro aukšto šis suktukas ir šičia lūžo korpusas, taip nedėkingai nukrito ant šitos vietos, ant iššalusios žemės ir visa jėga krito ant baterijos, aišku, ir čia perlaužė, nuvažiavau Festoolį, ten per valandą laiko man uždėjo naują korpusą ir tą padarė už dyką. Tai vertinus visą tai, tie 315 €, kaip ir minėjau, baterija, suktukas, sustaineris plus garantinis labai geras. Nežinau, man tai yra fantastinė kaina, tai mokėjau pilną kainą, man jokios nuolaidos akcijos, čia dar kažko nieks niekur neduoda, bet ta kaina tikrai yra adekvati ir labai verta. Tai nusipirkau dar vieną tokį suktuką, kad galėtumėm dviese patogiai dirbti. Tai dabar nuo įrankių grįžtam vėl prie statybų. Kas įdomu šitam projekte, tai yra tokių įdomių momentų, tai yra labai dideli langai. Daug šitam projekte yra naujų man dalykų. Tai pradėsim tada nuo langų. Tai pirmas langas, tai yra 7,5 metro tokis didelis langas. Ir plus mes turim virš lango daug stogo konstrukcijos, tai didelė stogo apkrova. Tai čia buvo ką veikti, buvo ką galvelę pasukti kur, kad padaryti tvirtą šitą konstrukciją tokiai angai. Tai prieš darydami pamatą mes jau nusimatėm taip, kaip čia bus montuojami langai ir kaip bus jie duriami. Tai į pamatą tada įsidėjom tokias metalinės plokšteles, tam, kad galėtumėm privirinti metalinės kolonas. Ir pagal šitas metalinės kolonas tada jau daromi yra gaminami langai. Ir tose vietose, kur kolonos yra, bus paketų jungimai. Čia tokius dalykus jau turi nusimatyti, matot, dar tik darydamas pamatą jau turi tiksliai labai viską nusimatyti, kuriuose vietose kas bus. Vis dėlto eigoje padariau šiokius tokius pakeitimus dėl patogumo ir persikėlė, čia turėjo būti durys išėjimas į terasą, aš tas duris perkėliau į čia ir tada turėjau panaikinti vieną koloną. Tai kai pasistatys namas, liks tik šita viena kolona, čia yra laikina kolona, čia bus metalinė, bet tada turėjau sugalvoti, kaip dar papildomai pastiprinti visą tą santvarą. Taip, toliau dar noriu parodyti vieną tokį irgi įdomų sprendimą. Tai turim kampinį langą šitam projekte. Tai yra pats didžiausias irgi mano darytas kampinis langas. Ir žiūrėjau šitą kampinį langą, čia turėjo būti irgi kolona metalinė, čia yra įdėta irgi plokštelė į pamatą. Bet nusprendžiau sugalvoti ir padaryti šitą langą be kolonos. Įdomios vietos nesibaigė, kaip ir minėjau, projektas tai yra laisvalaikio zona viena ir visiškai priešingoje pusėje yra tokia pati patalpa, tik kitaip pastatyta, yra poilsio zona ir mes turim be abejo praėjimą. Tai praėjime aš negalėjau daryti tokių konstrukcijų, nors pas mane irgi čia remiasi stogas, kaip matot, ant šitos sienos, nes tai yra mano atraminė siena, kuri iš lauko pereina į vidų. Nenorėjau čia daryti tokių vasaramų tam, kad neišsiauginčiau, čia nepadaryčiau tos vadinamos kaktos, nes noriu, kad lubos iš svetainės nueitų į koridorių ir į gyvenamas patalpas vienodam aukštį, kadangi visų patalpų aukštis yra vienodas. Tai mintis yra tokia, kad irgi reikėjo sugalvoti, kaip padaryti šitą vietą, kad nereikėtų išauginti konstrukcijos, bet tuo pačiu, kad būtų jinai labai stipri atlaikyti stogo konstrukciją. Tada pereinu prie stogo. Tai ir vėl pirmas mano kartas su santvariniais stogais. Iki šiol anksčiau nesu montavęs santvarinių stogų, o šį kartą nusprendžiau pasirinkti santvaras ir dabar trumpai papasakosiu, kokius variantus aš turėjau ir kodėl pasirinkau santvarinį stogą. Situacija tokia, kad jeigu aš montuoju dvitėjines sijas, tada man reikia suformuoti stogo nuolydį. Ir tokiu atveju aš tada turiu daryti šią sieną aukštesnę, o tą sieną turiu žeminti palei projektuojamą stogo nuolydį. Ir tada aš automatiškai turiu namo viduje jau lubas su nuolydžiu. Šį kartą aš norėjau to išvengti ir vienintelis būdas, kaip to išvengti, tai yra tik santvaros. Tai yra mano santvaros yra pagamintos taip, kad aš turiu lygią apačią, bet stogo nuolydis yra suformuotas santvarų aukščio sąskaita. Tai yra
viršuje santvaros yra gerokai aukštesnės ir apačioje jau jos nueina į normatyvą. Tai vat man tas padėjo ką? Du dalykus man padėjo išspręsti. Pirmiausia, tai pasidarė mano visų sienų aukštis vienodas. Tai mano karkaso aukštis yra 3,20 m, tai vat visos mano sienos yra 3,20 m. Jeigu mano būtų dvitėjinis stogas, tai ta siena būtų, tarkim, 3,20 m, šita siena jau būtų 2,70 m. Ir tada automatiškai ir ta siena eina kampu, tai tokį karkasą yra daug sudėtingiau rinkti. Viskas padaroma, kadangi aš pats darausi brėžinius, tai man sudėtinga nėra tokį karkasą surinkti, bet tai laiko užtrunka daugiau be abejo, nes vis tiek tie visi nuolydžiai, tie kampų sugaudimai, kada skirtingi visi aukščiai, tas pareikalauna tikrai laiko. Tai va, santvaros gavosi man lygiai dvigubai brangiau negu dvitėjinės jos, bet taupydama savo laiką, kad nereikėtų paskui man lyginti į vieną aukštį lubų, kad man būtų paprasčiau susirinkti sienų konstruktyvą, pataupyti tiesiog laiko ir, žinot, fizinių jėgų, kad tiesiog mažiau tų būtų paskui visokių laipiojimų, nes visi žinom, kas statybose dirba, kad vienas nemaloniausių darbų tai yra, kai reikia dirbti prie lubų, nes laiką rankos iškeltos, pečių skauda. Dar vienas labai didelis yra santvarų privalumas, tai rekuperacijos sistemos išvedžiojimas jo, tai labai dažnu atveju rekupo šlangas vedžioja va čia apačioj balkio ir tada reikia labai žemint lubas, kad paslėpti tas pajungimo dėžutės. Aš tą pasidarysiu, ir su dvitėjiniais jom tą patį darau, bet čia grįžiuoti tiesiog nereikės. Aš turiu va čia vietos, visur va šitos, kur yra santvarų angos, tai galėsiu išsimėtyti rekupo vamzdžius. Nereikės nieko grįžiuoti, tiesiog irgi tauposi laikas. Ir tokias didelės skylės irgi nėra labai patogu grįžiuoti dvitėjinėse sijose. Tai va. Dabar kalbant apie sienų pastorinimą, tai va aš stengiuosi santvaras dėtis tiesiai su statramšiais, kad galėčiau paskui su pastorinimais santvarų galus va taip va įrėminti. Taip tada gaunasi tos santvaros labai stabilios. Tai va taip atrodo galai santvarų įrėminti. Ir kadangi turiu 3 šoninės sienas, tai va taip įsirėmina ir šoninės sienos. Ir kas dar labai man patinka, tai kad iš karto tada tos santvaros, čia dabar į pastorinimą dėsis vata, tai automatiškai ta vata uždengia ir apšiltina ir santvaras tiek šonus, tiek ir jų galus, nes vata kelsis iki pat difuzinės plėvelės, o paskui kita vata jau ateis, užputinės subirė vata, atsirems jinai jau į šitą pakeltą sieninę vatą. Tai labai geras gaunasi apšiltinimas be jokių šalčio tiltelių. Tai yra pilnas konstruktyvas, yra uždengiamas tame tarpe ir santvaros vatos sluoksniu. Ir paskui jau ant šito pastorinimo montuosim storą medžio plaušo plokštę. Beje, pamiršau paminėti. Tai viskas, ką jūs čia matote, nesumeluosiu, kaimynai gali paliudyti, 5 dienų darbas pilnai. Su elektros prasivedžiojimu, su pamato užsipylimu smėliu, ištinkavimu, su pagrindų pasiruošimu, su smėlio užmėtymu į pamato vidų, su sienų iškėlimu, su santvarų sumontavimu ir su sienų pastorinimu. Nuo mūsų darbo pradžios praėjo viso labo 5 dienos. Kaip jūs galvojat? Čia greitai ar ne? Tai štai toks vidosikas šį kartą gavosi. Trumpai apibėgau, parodžiau, papasakojau, ką galėjau, įdomesnes vietas parodžiau. Ir einam jau mes tada dengti stogo. Orai nedžiugina, nelepina. Gaunam nemažai lietaus, tai norisi tiesiog kažkokį tai pasidaryti jau vietą, kur galėtumėm pasislėpti ir patys. Ir kad ant medienos tos nelytų. Tai va, ir susitiksim kitam vidose, jau turbūt namas bus pilnai uždengtas. Tai ačiū uždėmesį, būsiu dėkingas, jeigu paspausit laiką, paspausit prenumeruoti, o ką mes tada susitiksim kitam vidose, iki.